Labai sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Dėkui, kad esate čia ir dabar, kartu šitame energetinėme lauke. Šitas skaitimas yra kitoks negu kiti iki šiol. Nėra čia konkretaus klausimo, nėra konkrečios temos. Mes norime žiūrėti atsakymą prieš suformuodami klausimą. Tai yra kitas priėjimas prie tai, kas vyksta čia ir dabar, prie tai, kas vyks rytoj ir poryt. Jeigu yra klausimas, greičiausiai jis nėra toks reikšmingas šiuo metu. Greičiausiai jūs žinote atsakymą ir žiūrite taro kortų skaitymus tik tai įsitikinti, patvirtinti, ką jūs jau ir taip žinote. Jūs tik norite patvirtinimo, bet čia ir dabar pas mus nėra klausimų, mums atsakymas suformuos klausimą. Tai yra svarbu išgirsti. Mes prašome jūsų aukščiausiojo aš dabar būti šitame energetinėme lauke. Todėl šitą įžangą yra labai svarbu išklausyti ir neiti iš anksto prie skaitimų, prie savo varianto. Šiandieną mes turime 3 variantus. Tai yra pirmas variantas, antras variantas ir trečias variantas. Galite žiūrėti visus 3 variantus, galite žiūrėti vieną iš jų, 2. Tai yra taip, kaip jūs norite, taip, kaip jūs jaučiate. Aš kviečiu visus šiuo metu atsipalaiduoti, ateiti į čia ir dabar, į šitą momentą. Įkvėpkite, iškvėpkite ir taip 3 kartus. Dar kartą įkvėpkite, iškvėpkite, pajudinkite kaklą, kad ten nebūtų jokios įtampos rankas. Atpalaiduokite veido raumenis. Mums reikia jūsų čia ir dabar, šitame momente. Kuo labiau atsipalaiduosite, kuo labiau ateisite į čia ir dabar, tuo ta žinutė, kurią išgirsite, bus labiau asmeniška. Kas nori, kam yra noras ir nuotaika, pasidarykite kavos ar arbatos, galite ir kakavos. Paimkite kažką tai saldaus ir tiesiog atsisėskite ramioje vietoje ir bandykite fokusuotis į čia ir dabar. Girdėkite, ką jums sako tie simboliai per taro kortas. Bandykite išjausti tą žinutę. Nebūtinai ją išgirsti protu. Išgirskite širdimi. Dar kartą kviečiu įsirinkti savo variantą ar variantus. Tai yra pirmas variantas, antras variantas ir trečias variantas. Variantų laikai bus surašomi šio video apačioje ir mes dabar pradėsime nuo pirmojo varianto. Tai yra šita kortų kaladė, jinai pasilieka čia. Aš imu kitą kortų kaladę. Darau tai sąmoningai, išsirinkau kaladę. Aš norėjau ją paimti jau kurį laiką. Jinai nori būti išgirsta. Jinai kurį laiką buvo nedarbinga pas mane, bet neišėjusi pensiją. Aš ją turiu seniai. Tai yra kaladė, kuri turi 2 pusės. Dėžutė kaladės, taip atrodo, taro kortų. Vice versa, tai yra 2-pusė kortų kaladė. Matote, paveiksliukai yra ant 2 pusių. Labai įdomu su ją dirbti. Pirmas variantas, laba dar kartelį. Jūsų laikas ar komentaras yra apsikeitimas energijomis. Jūs taip atsidėkojate už tai, ką išgirdote. O padėka yra kultūringumo ženklas. Netgi jeigu ir nepatiko. Netgi jeigu ir neprilipo. Bet tiesiog padėkoti kitam žmogui už laiką, už tai, kad padėjo pastangas. Tai ačiū Jums labai. Dėkingas esu. Žiūrime, kokia energija pas Jūs yra čia ir dabar. 10 pentaklių, karalienė pentaklių ir bokštas. Karalienė pentaklių, jinai nusisukusi. Ir bokštas nusisukęs. Matote bokštą tik tai iš kitos pusės. Matote tą skylančią kaukę ir tą apsaugą, kada viskas griūna. Bet neužbėgam įvykiam už akių ir žiūrime 10 pentaklių, apie ką tai. Visos kortos yra nusisukę. 10 pentaklių nusisukę, karalienė pentaklių nusisukusi ir bokštas nusisukęs. Arba tai jau praeityje, netolimoje, arba tai vyksta dabar ir jau eina į pabaigą. Man sako kortos, tai yra tęsinys, o prasidėjo
kažkada tai anksčiau negu dabar. Kortos labai susižaidžia viena su kita, jos tiesiog mums pasakoja istoriją apie jūs. Supratau, jums yra 10 pentaklių apversta, tai yra vidus, taip jūsų. Karalienė pentaklių apversta, vėl kalba apie jūsų vidų. Ir bokštas apverstas, vėlgi kalba apie jūsų vidų, ne išorę. Visos kortos sako, kad vat yra tas bokštas, buvo pastatytas. Kažkoks tai stabilumas jūsų gyvenime. Tai, ką jūs sukūrėte savo rankomis, savo idėjomis, savo darbu, savo protu, savo širdimi. Viską, ką jūs atsinešėte iki šiol, tai buvo sudėta į šitą pilį, į šitą bokštą, į šitą tvirtovę, į tuos namus, gal kur jūs gyvenate, ar į tuos santykius, ar į save, į savo tą požiūrį į pasaulį, į šeimą gali būti, kur pinigai jūsų buvo sudėti, 10 pentaklių. Ir ta karalienė pentaklių, vėlgi, jie yra dosni karalienė, ji rūpestinga moteris. Ji ta, kuri pasiima atsakomybę už kitus ir neša ją iki galo. Bet dabar jinai nusisukusi, jinai žiūri į save. Nes dabar jai reikia, ar situacija jūs priverčia, pažiūrėti savo resursus. Gali būti, kad jie išsekę, kad neturite daugiau jėgų, arba tiesiog ne to žodžio prasme pinigų, ar sveikatos. Tai viskas yra materija, kas kūna, kūniška. Tai yra jūsų kūnas, jūsų pinigai. Bokštas griūna. Kažkokia kaukė, vat matote, čia yra kaukė, kuris kyla pusiau. Tai yra įvykis, kuris yra staigus, smūgis yra staigus, bokštas dar nesugriuvęs, bet jisai skyla. Bet rodo man, kad ar tai jūsų, jeigu jūs moteris, vyriškoji pusė, arba tiesiogiai yra žmogus dabar šalia jūsų, kur jums reikia kaip pradėti statyti iš naujo tai, kas jūs saugos, kas jūs globos, kur vėl jūs atrasite stiprybę savyje, kur vėl jūs atsigausite, pasveiksite, išgydysite savo kūną, savo sielą, vėl atstatysite savo finansus, atgausite savo pinigus, atgausite komfortą, paklausyti patarimo iš žmogaus, kuris turi ilgametę patirtį, gali būti šeimos narys. Ir jis turim kažką jums papasakoti tokio, kurium verta išgirsti. Ir vėl čia atrodo, kaip šitas pagyvenęs žmogus, sėdintis soste, taip. Pažiūrėkite to sosto kitą pusę, kiek jinai jau mačiusi, kiek ilgai žmogus yra sėdėjęs šitame soste, kiek jis jau ilgai yra pragyvenęs šioje žemėje. Jūs dar vis tvirtai sėdite, čia nerodo, kad jūs neturite ant ko sėdėti. Jūs turite. Bet ta kaukė, kurią jūs nešiojate iki šiol, jinai skyla. Ta rolė, jinai daugiau nevertinga. Nei jums, nei kitiems, nei aplinkai. Ypatingai jums. Nes čia viskas yra apie jūsų vidų. Jūs žiūrite į save. Nusisukusi nuo išorės. Nuo išorinio pasaulio. Dabar yra toks žiūrėjimas į save. Netgi jūs galite ištraukti tą išmintį iš savęs, kaip pati savo patarti. Bet čia yra po kol kas tik tai stovėjimas prieš tą išmintį. Dar ne priėmimas tos išminties, negyventi išmintingai. Dar tik tai klausytis tiek savęs ar tiek kitų, kaip elgtis šitoje situacijoje. Kai jums atrodo, kad griūna jūsų pasaulis, griūna jūsų pasaulėžiūra. Kažkas viduje ne taip, kaip buvo anksčiau. Jūs negalite veikti taip, kaip jūs veikėte anksčiau. Nes to ankstesnės jūsų kaip ir nėra. Jis arba griūna, arba sugriuvo. Bet pažiūrėkite šitie sfinksai. Vienas juodas, kitas baltas. Tai reiškia, kas yra teisinga man, kas yra neteisinga man. Lygiai taip pat su viskuo. Tai yra dualizmas. Taip? Be juodo nebūtų balto, be balto nebūtų juodo. Čia tas suvokimas, kad negalite nubraukti tai, kas įvyko ir pasakyti, kad tai buvo bergždžiai. Nieko nėra bergždžiai, nieko nėra veltui. Tas bokštas jums tarnavo, tas bokštas jums buvo atrama jūsų gyvenime. Taip jis dabar skyla, taip jis dabar griūna. Be to, kas buvo anksčiau, nebūtų tai, kas yra dabar.
nebūtų to progreso, tobulėjimo, pažangos, ėjimo į priekį. Ir va čia visur yra debesuotas dangus. Vienur saulė kyla, kitur jinai leidžiasi. Tai yra tas cikliškumas, taip, atsikelite ryte, debesuota, einate miegoti, debesuota. Dar aiškumo jūs nematote, jūs dar nematote, kas čia, galite net nematyti, kas aplamai čia vyksta su jumis, arba su jūsų gyvenimu, ar jūsų gyvenime. Vat gal dėl to ir nėra to klausimo dar kol kas. Jūs per debesis nematote klausimo, kuris yra labai svarbus jums šiuo metu atsakyti. Labai svarbus. Koks būtų atsakymas? Žiūrime atsakymą. Koks būtų atsakymas? Vėl visos nusisukia kortos, vėl į save, taip, į jūsų vidinį aš, į jūsų vidų. Tai yra 9 pentakliai, 8 pentakliai. Čia yra pažas lazdų. Pažas lazdų. Pentakliai, pentakliai, pentakliai. Daugiau tai kalba apie žemiškus dalykus, žemiškas problemas. Žemiškas yra ir atsakymas, kas surištas su materija. Vykdomas teisingumas jūsų atžvilgiu. Pirmas variantas tai greičiausiai surištas su šeima, su šeimos pinigais, su šeimos biudžetu, kas liečia jūsų namus. Ir šitas paukštis, šitas baltas balandis. Čia sako, reikia išmokti pasakyti ne, nereikia save prievartauti. Nereikia sakyti taip, netgi jeigu liečiate jūsų vaikus, jūsų tėvus. Jūs kaip turite įeiti į save ir suprasti, kas jums komfortiška. Jeigu jums komfortiška ne pasakyti, tai reikia tą ir daryti. Vėl čia rodo vaiką ir tėvą. Čia yra giminystės ryšiai ir čia jūs kaip karalienė pentaklių, motina, giminystės ryšiai. Ką jūs paliekate savo vaikam, ką jūs mokote savo vaikus, kokios pamokas jie turi išmokti, ką jūs išmokote iš savo tėvų, iš savo protėvių, kokius talentus jūs atsinešate. Ir netgi tas pasakymas ne, jeigu jūs kažko nenorite daryti. Ar tai neina su jūsų vidiniu noru, su jūsų vidinė vizija. Čia sako, tai bus geras pavyzdys, tai kas mato tai. Ar tai būtų jūsų vaikai, ar tai jūsų broliai seseris. Iš vienos pusės sako, jūs turite kooperuoti su šeima. Čia yra 2 žmonės, ateina prieš išmintį, ne vienas žmogus. Bet tas jūsų aš, tas vidinis, kuris priprato gal veikti vienas. Jis turi gal išmokti veikti dviese. Aš kalbu dabar iš 2 pusių, atrodytų, kad nėra logiškumo, ką aš sakau. Aš vieną kartą sakau, kad jūs turite sakyti ne, o kitą kartą sakau, kad jūs turite sakyti taip. Čia yra tas kortos ir yra vice versa. Ne tai, kas jums patogu, kas jums yra teisinga. Ką jūs norite? Jeigu jūs norite sakyti taip, jeigu jūs sutinkate, tai ir eikite. Eikite, kooperuokitės, darykite dalykus kartu. Bet jeigu jūsų širdis dabar sako, ne, aš noriu visgi dar likti viena, aš noriu veikti viena, aš galiu tai padaryti viena, tai tada jums sako, reikia sakyti ne. Prisikėlimas kaip sfinksas iš pelenų. Bokštas griūna, dega tie pamatai, dega ta pilis, ta tvirtovė jūsų. Jis dega, nes žaibas ją nutrenkia. Ir jūs sudega jūsų norai, interesai ir visa kita. Bet jūs vėl keliatės iš pelenų. Pelenai kartais būna tas control fire. Tai yra kada uždega mišką, kad kontroliuotų gaisrą. Tai ir čianais. Jums uždega tą jūsų tvirtovę. Tegul sugriūna tai, kas jums daugiau nebetarnauja. Bet ant tų pelenų jūs galite vėl prisikelti iš naujo. Nes ten po tais pelenais yra gyvybė. Klausimas. Aš noriu klausimo. Kas būtų per klausimas? Nusisukusi žymė. Čia yra 4 pentakliai. Ir pentaklės, tūzum pentaklius. Kokią žinutę kiekvienas pasimetė iš to, kas buvo pasakyta čia, iki šiol. Vat tas ir bus jūsų dovana jums. Tai yra, aš tada užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, kad klausimas buvo, ar man pradėti naują gyvenimą pačiai dienai. Ir atsakymas yra taip. Čia jūs turite tą savo vidinę tvirtovę. Tas sugriūna išorinė. Ten, kur jūs slėpitės nuo kitų, būdama joje. Pažiūrėkite, koks giedras dangus šitoje kortoje.
giedriausias dangus, žydras. Debesis jie lengvi, jie matosi ir čionais tie debesis. Kada jūs kooperuojatės su kitais, kada jūs globojate kitą, juo rūpinatės, mokinate jį. Va šitą visą tokį ir, ne tai kad irzlumą, susierzinimą, bet tai, ką jūs praeinate dabar, jūs sustiprins, nes tai stato jūsų vidinę tvirtovę. Reikia duoti savo laiko, įrodo, kad jūs ir duodate savo laiko suvokti, kas vyksta jūsų gyvenime, kas vyksta su jumis. Šitas visas procesas, jisai tirpdina jūsų baimės. Bet kada jūs žiūrite baimei į akis, ko jūs bijote, ir to, ko jūs bijote dabar, pavyzdžiui, vyksta pas jūs gyvenime, to, ko jūs bijote dabar vyksta, reikia drąsiai žiūrėti tai, kas vyksta, nesislėpti, o priimti tą faktą ir tiesiog sakyti, aš matau, kad tai vyksta. Aš žiūriu, aš nekišu galvos į smėlį, aš matau tai. Aš priimu tai, kas vyksta. Ir vėl čia yra du stulpai, bet kaip čionais yra du sfinksai, juodas ir baltas, čia yra du stulpai, juodas ir baltas. Tik šitoje kortų kaladėje jie nėra juodas ir baltas, čia yra du raktai. Auksinis raktas tai yra pasaulio žinios, žinios apie šį pasaulį. Ir čia matau Merkurijų. Tai yra santykis su pasauliu, tai yra žinios apie pasaulį. Tai yra mūsų kelionė, gyvenimo kelionė šioje žemėje. Ir čia yra sidabrinis raktas, tai yra žinios nematomam pasauliu, dvasiniam pasauliu. To, ko mes negalime apčiuopti, mes tik galime pajausti, su savo sensoriais pajusti tą nematomą pasaulį. Šachmatų lenta, kaip ir juoda, balta, mistinis pasaulis. Tos žinios apie mistinį pasaulį, apie nematomą pasaulį, jos susižaidžia su tomis žiniomis, kurias mes įgauname patirdami, gyvendami šioje žemėje. Su to žinojimu, kas yra gyvenimas žemėje. Pinigai yra svarbu, bet tai dar nėra, kaip pasaulis sukasi. Vat matote šitas ratas gyvenimo, labirintas. Pinigai gali mus nuvesti į labirintą ir iš jo nelengva išeiti, bet mes visi norime nueiti į tą labirintą. Mums yra smalsu. Ir taip pat mes išbandome save, ar įėję į labirintą mes mokame išeiti iš to labirinto. Tai yra smalsumas mus veda į tokias patirtis, kur jos nebūtinai yra malonios patirtis, bet mes turime savo kailiu tai patirti. Kitaip mes visą laiką spėliosime. O kas būtų buvę, jeigu aš būčiau ir daugtaškis, taip, padariusi tai ir tai, pasirinkus tą ir tą. Mūsų siela yra labai smalsi ir jinai visą laiką suras ar tai vieną, ar tai kitą labirintą. Pinigai tai ne esmė yra. Jeigu pinigai jums šviesa, tai jūs tada pasiklystate šitoje žemėje. Pasiklystate labai. Jūs galite patirti įgauti tą gyvenimo patirtį, bet tai bus toks vienpusis. Jūs pažinsite gyvenimą tik tai iš vienos pusės, jūs tik tai pinigus pažinsite. Ir visi santykiai bus tik tai apie tai, perku, parduodu, kas man naudinga, kas nenaudinga, ką tu man duosi, ką aš tau galiu duoti, ką aš gaunu, jeigu aš tą duosiu. Viskas yra tik tai apie tai. Pinigai. Tik tai mano kūnas, tik tai mano grožis, kaip aš atrodau, kaip aš apsirengusi. Viskas yra kaip materija. Bet iš tikrųjų gyvenimas yra, sako, ne pinigai esmė, bet ką tu darai su tais pinigais, kur tu eini su jais. Ką tie pinigai tau suteikia kaip reward, tai bus atpildas už tos pinigus, už tavo darbą. Pirmas variantas, jūs greičiausiai esate darboholikai, jūs labai daug dirbate, arba jūs be darbo daugiau nieko ir nematote, gali tai būti. Bet šitie simboliai jums sako, nesureikšminkite pinigų, nes jūsų aplinkoje yra žmonės, kuriems reikia jūsų sąjungos. Jūs išmokote gal būti viena, arba būti komfortiška, kada jūs esate nesantykiuose. Bet tai tik tai ugdo jumise tokį gobšumą, norą turėti ir veda jūs į labirintą, kada niekada nebus gana, niekada. Visą laiką norėsis daugiau. Turėti daugiau. Taip, kad jeigu jūs praradote tikslą, jums reikia eiti atgal į vidų ir pažiūrėti, ką jūs ignoravote savo gyvenime. Čia sako prisikelti, sugriauti tai, kas buvo, prisikelti iš pelenų, kaip sfinksui, ir paimti tą naują galimybę iš gyvenimo, kurie ateina.
Tai būtų tiek pirmam variantui. Ir pažiūrime dar, kur jūs esate dabar. Ir jums iškrito 26 korta. Ir čia yra viršui kalnai, o apačioj dangus. Sako, jūs esate laiko jėga. Ir jūs turite užtektinai energijos pasiekti bet ką jūs norite. Dėl to nelimituokite, neapribokite savęs. Tiesiog kultivuokite arba, kaip pasakyti, ugdykite savo stuburą, savo, kaip pilvo presą, kaip valią. Ir laikykite ją firm, tvirtai, pririštą prie svajonių. Tai būtų tiek, mano brangieji, šiam kartui. Tikiuosi, šitą žinutę pasiekė jūs. Ačiū labai ir iki kito malonaus. Čiau, čiau. Laba dar kartą antras variantas, tai bus jūsų skaitimas. Žiūrime, koks yra atsakymas. Pirmiausiai žiūrime, kur aš jūs radau. Kokiame energetinėme sraute, kokiuose vandenyse plaukiojate. Čia ir dabar. Antras variantas. Kur jūs energetiškai esate. Jausmai ir pauzė. Tai yra 2 taurės atsisukę. Ir mes turime 6 taurės, taip pat atsisukę. Tai reiškia, einate į pasaulį su jausmais, į išorinį pasaulį. Ir čia truputį primigęs jau, 4 kardai. Taip einate, jaučiate ir pavargote. Pavargote dalintis gerais jausmais. Juokauju, bet čia taip yra. Rodo jų santykį su kitu žmogumi. Greičiausiai ne visiems, bet kai kam priėmėte savo seną partnerį iš praeities, tą, kurį žinojote, arba jau buvote kartu su juo kažkada tai. Jisai tiesiog ėjo pro šalį. Ir jisai užuodė, kaip bitė medų, tą nektarą, užuodė jūsų atvirą širdį. Kad jūs esate dabar jausmų vandenyne, kad jūs esate saldi, kad jūs esate pilna meilės. Ir tas žmogus tiesiog negalėjo praeiti pro šalį, pro jūs. Negalėjo, gali būti tai po ilgos pauzės tai vyko, arba jūs senai to laukite, arba gali būti, kad jūs priimate tą žmogų pas save į gyvenimą ir dabar labai susimastote. Jeigu tai nėra žmogus iš praeities, tai gali būti žmogus, kuris paprasčiausiai atėjo jūsų energetinį lauką. Aš ištraukiau dabar jums taurių karalių, bet nusisukęs. Taurių karalius, sudaužyta širdis jo, nuo ankstesnių santykių. Ir jūs ta, kuri esate dabar jam kaip gydytoja, kaip ta, kuri gali išgydyti jo širdį, jo jausmus. Prikelti jį vėl meiliai. Bet yra kažkoks jūsų susimastymas, jūs galite nežinoti, ar teisingai padarėte, ar teisingai, kad jūs jį priimate. Mirtis. Bet čia mirtis jau, kai saulė patekėjo. Prisikėlė iš numirusių tie santykiai. Jūs gal prikėlėte iš numirusių tuos santykius. Gal tie santykiai jau buvo mirę, arba jie buvo ant pauzės. Tai čia man labai aiškiai rodo, labai aiškiai žinutė, ir jeigu tai ne apie jūs, tai tada žiūrėkite kitą variantą, nes čia yra apie tai. Reiškia, buvo santykiai, ar tai pertraukoje, ar tai nutrūkę, ar tai žmogus yra ta, kurį jūs pažinojote, ar girdėjote apie jį, ar kažkada susirašinėjote. Ir dabar vėl pradėte santykius naujus, užgimė saulė, užgimė naujas rytas, kada pas abejus pasikeitė labai daug kas gyvenime. Ir dabar atėjo tas momentas, kada jūs galite susijungti vėl, bet susijungti su to žmogum. Atnaujinti santykius. Gal buvo miręs vidus, gal buvo mirę jausmai kažkuria prasme. Ir dabar atėjo laikas vėl jums priimti naują meilę ar seną meilę, bet priimti tuos santykius. Delfinas. Ir delfinas šypsosi. Tai rodo jo žaismingumą šito karaliaus. Jisai taip pat gali ir žaisti su jausmais, bet nebūtinai. Bet jis turi tokį žaismingumo elementą, kas liečia jausmus. Pavyzdžiui, karalius kardų, jisai nemoka žaisti su jausmais. Jisai gali manipuliuoti jausmais per protą, bet
karalius taurių, jisai gali žaisti su jausmais per širdį, per jausmus pačius. Žmonės galvoja apie tokį žmogų, kad jisai labai yra dvasingas. Kadangi šitas žmogus gyvena su širdimi, iš širdies, per jausmus, jis arčiau yra, pasakyti, arčiau to gyvenimo, kurį mums sunku apčiuopti, bet tik tai pajusti per jusmes, per jausmus, per emocijas. Ir tai daro tą žmogų dvasingą kažkuria prasme ir daro gyvenimą su juo tokiu jausmingesniu, dvasingesniu. Ir šitas žmogus gali būti, tikrai patirti džiaugsmą meilėje. Jisai turi potencijos tos. Kaip sakau, aš nenoriu lyginti karaliaus kardu, bet karaliaus kardu patiria džiaugsmą dirbdamas, patiria džiaugsmą pasiekdamas, tobulėdamas, eidamas į pažangą, kažką naujo išmokdamas. O karalius taurių, jisai patiria džiaugsmą mylėdamas, atsiduodamas, būdamas ištikimas, būdamas sąjungoje. Ir dėl to, būnant jo jausmų jūroje, jeigu jūs su tuo žmogum, va čia va ir kaip tik jūs maudotės vandenyje, taip, kada jisai šalia, gali būti, kad dar jisai šalia yra, dar jisai nesimaudo tose pačiuose vandenyse kaip ir jūs, tose pačiuose jausmuose, jis gal truputį jaučia jausmus nukreipti į save daugiau negu į jūs, bent šiuo metu. Taip, jo intencijos iš tų santykius yra labai geros, labai nuoširdžios, labai atvira širdiškai jisai eina. Bet jisai gal dar nėra, kaip pasakyti, jis gal įsimylėjęs jūs, bet dar nemyli jūsų. O jūs jau rodo iki pat vos ne kaklo iššokus į tą jausmų jūrą. Bet čionais yra tas nuogos mergaitės šokis žalioje pievoje, tarp saulės, tarp dviejų kolonų. Reiškia ėjimas į naują gyvenimą. Tas gyvenimo šokis, jausmų šokis. Gyvybė. Jūs vėl prikelia iš mirties į gyvybę. Gali būti, kad buvote pauzėje ir šitas žmogus jūs prikelia gyventi. Patirti kažką naujo, patirti, kad jūs gyvenate, kad jūs gyva esate, kad jūs galite jausti, mylėti. Koks būtų atsakymas? Kokį atsakymą jums duoda taro kortos pasirinkimas? Tai yra mylimųjų korta ir yra tie du indai. Auksinis indas ir sidabrinis indas. Ir tarp jų yra šešiakampė žvaigždė su Merkurijaus ženklu per vidurį. Šiuo atžvilgiu Merkurijus yra dvyniais. Tai yra pasirinkimas. Bet pasirinkimas kame? Bet matote, yra juoda balta, taip? Sidabras auksas. Gyvybės medis, ugnies medis. Čia yra karalienė kardų. Aha, supratau. Jūsų pasirinkimas, jums atsakymas dabar duodamas. Jūsų pasirinkimas jūs išgydys iš vidaus. Ta, ką dabar pasirenkate. Iš širdies, iš meilės, iš atviros širdies, nuoširdžiai, nemeluodama pati savo, nemeluodamas pats savo. Tai jūs išgydo jūsų protą, tą protinį pasaulį, kuris galbūt atnešė jums kančią. Gali būti, kai ką net paguldė į tokią, ne tai kad depresiją, bet tokį nenorą veikti, nenorą gyventi. Prikelia iš mirties. Taip, šitie kristalai. Jie yra labai tyri, tai yra jūsų protas. Iš tikrųjų, tai jis yra švarinamas čionais, tai yra gryninamas. Tai kada jums vėl atneša tą skaidrumą matyti dieną pozityviai, matyti savo gyvenimą pozityviai, kaip iš naujo, taip, kaip prisikėlėte iš numirusių. Jūs vėl pradedate matyti gyvenimą. Jis vėl jums šviečia, ryškia šviesa. Jūs vėl matote saulę. Saulėje jūs matote, kad jūs sugebate mylėti. Tai atsakymas yra, rinkitės iš širdies. Eikite širdies vedami. Va čianais, kodėl yra šita arka? Čia jūs žiūrite, čia yra 14, taip, korta. Kaip žinote, tvarkoj viskas matyti šiame etape pasaulį per rožinius akinius. Nėra nieko tame blogo. Gal jūs esate euforijoje dabar, bet tai jūs gydo.
Gali būti, kad jūsų širdis labai ilgai buvo uždara ir dabar ateina toks noras vėl patirti meilę, kaip paauglystėje, kaip jaunystėje. Erelis, man atrodo, čia yra erelis, liūtas ir angelas, toksai trio. Ir sako, jūs čia matote, kodėl yra toksai kaip truputį jums įspėjimas. Va šito pakabintojo tas yra jau rėmas, taip? Va čia ten, kur jau pakabintasis bus. Tai neikite į aukos poziciją, jokių būdų šitose santykiuose. Negelbėkite žmogaus. Leiskite jam išplaukti, atplaukti. Bet jūs jau maudotės vandenį, taip jausmuose. Leiskite jam įkristi į tą jausmų upę, nes jisai čianais ant kranto ir čianais jis ant kranto, šiaip jau. Jis nekrenta į vandenį, dar po kol kas. Dėl to sako, kad ta meilė jūs gydys, jūs gydykite jį savo meilę, savo gal dėmesio, savo atsidavimu, pasirinkimu, kad jūs pasirinkote tą žmogų, taip, jau jį gydo. Bet būkite atsarginė, nueikite į tokią aukos poziciją, kur vien dėl to, kad ten buvo, ar jis atsineša kažkokią skausmingą patirtį santykiuose, kad jūs netaptumėte tik tai tas petys, ant kurio yra verkiama, nes jisai turi jūs per vidurį susitikti. Jis turi jūs taip pat mylėti, taip pat abipusiai norėti suteikti jums gerus jausmus, palaikyti jūs jausmiškai. Ir ne tik. Neduokite jam tą poziciją, kuris tampa taurių karalienė. Jis visgi yra karalius. Jeigu vyrai žiūri, tai lygiai taip pat, jūs netapkite tuo verkiančiu karaliumi, kuris visą laiką žiūri į meilę ant kranto būdamas, iš šalies. Kaip esate santykiuose, bet nebrendate į tą jūrą jausmų. Leiskite savo plaukti, leiskite savo eiti į tuos jausmus. Palikite praeitį praeityje. Ir tai jūs gydo. Energija čia yra tokia truputį, bet matote, tokia truputį, aš jums parodysiu, čia yra atversta, taip, korta mylimųjų, o čia jinai yra užversta. Ir šitokia šaltesnė energija yra, tokia kaip naktis jau, tik tas degantis metis, tik ta aistra, jinai labiau naktyje įsižiebė, jinai labai matoma naktyje. Ir ta gyvybė, jinai tokia truputį prigesusi, taip, nes aistra ima viršų. Ir va šitas angelas, kuris yra tarp mylimųjų, jo kaip nėra, yra priešais kalnai. Yra jums kažką šitose santykiuose nugalėti. Jums yra atsakymas, kad nebijokite, jūs žiūrite į kalnus, kuriuos jūs arba apeisite kartu, arba pereisite kartu. Bet kažką jums reikės pereiti, kažkoks iššūkis bus šitose santykiuose. Kažkoks, tai man rodo, išgijimas turi būti. Liūtas tai yra ta jūsų stiprybė, ta valia. Ir erelis jis labai pramato toli, taip, į ateitį, į tolį. Jie abudu yra grobuonės, jeigu ką. Jūs norite savo gyvybę uždegti tą aistrą. Jūs norite gyventi su aistra, jūs norite gyventi iš meilės. Ir abudu turite tą tikslą, kuo daugiau pasimti tos meilės. Turite suprasti, kad šita karalienė kardų, jinai čianais kritikuoja labiau save, bet truputį suvokit ir protų, taip, įjunkite protą. Ar šitie santykiai to, ko jūs iš tikrųjų norite, ar ten jūs gaunate to, ko jūs trokštate. Ar tas žmogus, jisai jums sugebės ateityje duoti, ko jūs norite. Ar jo gyvenimo kelias yra pakeliui su jūsų gyvenimo keliu. Nes čianais jūs turite eiti susikibę rankomis įveikti kalną. Jūs turite eiti kartu, negali vienas įveikti kalną. Jeigu tik tai vienas pasiliks, nebus santykių. Tai bus vienas kovos su vėjo malūnais, o kitas bus nusisukęs į vandenyną ir kaip žais su jūsų jausmais. Čia reikia įsitikinti, ar kitas žmogus nežaidžia su jūsų jausmais. Nes jeigu nuo pat pradžių prasideda žaidimas su jūsų jausmais, tai patikėkite, kalnų jūs čianais nei pėsite, nei pereisite, nei tunelį pasidarysite, kad
praeiti tuos kalnus. Taip, kad čia yra potencijos jums tapti stipria pora, bet dabar yra toksai periodas, kada, kaip jau sakiau, jums reikia klausti ir savęs, to vidinio savojo aš, per protą taip pat, ne tik per jausmus, ar tokio partnerio jūs savo norite tikrai. Nes jūs turite šokti tą gyvybės šokį. Ar tai atneš jums optimizmo? Ne vien, kad jūs duodate, ar gydote tą žmogų, ar jisai priima jūsų meilę, bet ar jūs gaunate to paties, ar jisai jūs gydo, ar jisai jums suteikia tuos jausmus, kurie jūs įkvepia daugiau atsiverti. Ar tik tai tuo užsibaigia, kiek jūs duodate, tiek ir to užsibaigia viskas. Tai čia toksai, žinote, toks būtų klausimas tada. Koks klausimas? Velnias. Kardų tūzas ir 3 pentakliai. Angelas taip pat, velnias, puolęs angelas. Klausimas yra, ar šitie nauji santykiai bus tie, su kuriais aš kaip būsiu įvertinta. Nes 3 pentakliai, čia kai jūs save paduodate ir laukite įvertinimo. Ar šitie santykiai uždegs jūs ne vergauti kitam, bet kurti tą naują ateitį. Nes matote, čionais jau yra, aš nugalėjau visus kalnus ir tie kalnai jau yra labai labai toli. Ir jie ant tiek toli, kad jie vos ne kaip lygumos pasidaro. 3 pentakliai. Ar jūsų entuziazmas, nes čia matote saulę, tai yra entuziazmas, tai yra jūs einate su entuziazmu į šitus santykius. Ar nebus, kad pririš, kur jūs ir liekate viena? Ar jūs nepasiliksite viena su savo entuziazmu pradėti iš tų santykius, kurie jūs ves į tokius sergančius prisirišimus, kada jūs kuri kurstote ugnį ir prisirišite prie tų santykių vien dėl to, kad labai ir juos daug investavote savęs. Tas angelas kažkodėl jisai pasitraukęs iš šitos sąjungos. Jis yra atskirai. Nesuprantate, šitie santykiai, kadangi santykis su kitu žmogumi, jūs kažkodėl, tai čia ir klausime, jūs viena, bet tai yra santykis, taip? Tai kur tada kitas tas partneris? Tai klausimas būtų, ar šitie santykiai yra tik tai noras kažkam tai priklausyti, ar tik tai noras turėti partnerį, bet kokią kainą. Aš turiu, aš ne viena, aš santykyje. Tai klausimas yra santykyje su kuo? Su kuo jūs santykyje? Čia reikia atsakyti. Ir dėl to čia sako, kad atsakymas yra santykyje jūs tada, kada abudu einate ir nugalite iššūkius. Kada jūs abudu atsinešate save mažais žingsniukais, einate į priekį, bet nepasiaukodami, o atvirkščiai išsigydydami savo širdį, savo jausmus. Ir eidami taip pat vadovaudomasi ir protų, vidinių kritikų, ką aš darau, kur aš einu, su kuo aš einu, su kuo aš čia kuriu. Tai yra meilės santykių projektas. Tai yra jums nauja. Ir sako, šiaip tai velnias yra nusisukęs nuo jūsų dabar. Tai yra geras momentas, kol dar dabar nesate prisirišę grandinėmis prie šitų santykių, labai gerai suvokti, ką jūs čia darote ir su kuo. Aš vėl pasikartoju, bet iš tikrųjų, bet matote, čionais velnias, jisai mato jūs ir jūs čionais jau atsirandate, jūs kaip pora. Bet čionais ir mylimieji nusisukę, dar pasirinkimo galutinį jūs nepadarėte, nei tas žmogus, su kuriuo jūs esate. Ir dabar gaukite momentą, kada velnias nusisukęs ir dar jūsų kaip poros nėra. Čia dega knyga, tos senos žinios, ta sena tiesa. Tai laikas sudeginti tuos įsitikinimus senus, tas senas, ką jūs savo pasakėte, kad yra tiesa. Ir va ta aistra sudegina tai, kas sena. O medis pasilieka ir jis atneša vaisių. Ir dabar yra momentas jums
arba pasilikti šitose santykiuose, nes jūs tikrai įsitikinęs, kad jie verti yra jūsų meilės, arba tepti slidės. Ta prasme, išeiti iš santykių. Nes dar nėra to prisirišimo, dar nėra grindinių uždėta. Tiek jūsų partneriui, tiek jums vienas su kitu. Tai dar jūs esate, dėl to čia nais ir yra. Aš supratau, mirtis, pasikeitimas atėjo, saulė patikėjo, bet jūs dar šokate, jūs laisva, jūs turite tą suvokti, kad dabar dar jūs esate laisva. Tai toks vat būtų antro varianto skaitimas ir dabar patarimas. Ir yra asmeniškas pasirinkimas. Kalnas. Matote, kaip susižaidžia, kaip su jumis tiksliai šneka taro kortos. Tai yra asmeninio pasirinkimo korta. Tai yra ta pati pasirinkimo kaip mylimųjų korta, tik tai nėra šitos poros. Tai sako, kad be šito žmogaus, be šitų santykių, po kol kas, jūs esate laisva, jūs turite asmeninį pasirinkimą. Patarimas yra, užmerkti akis. Kai užsimerkite, įsivaizduokite žvėrį. Koks žvėris ateina jūsų vizijoje. Dabar, kada jūs matote tą žvėrį prieš save, užmerktomis akimis, tas žvėris, kokią jėgą jisai simbolizuoja jums. Ar tai būtų liūtas ar vilkas. Ką jisai simbolizuoja? Kokią jėgą vidinę? Kokią išmintį tas žvėris gali su jumis pasidalinti. Ir priimkite to žvėries išmintį ir jo charakterio savybės, tą jėgą. Bet dabar jinai jums reikalinga padaryti šitą pasirinkimą, asmeninį pasirinkimą, kuris lems jūsų ateitį. Tai tiek, mano brangieji. Antras variantas, ačiū, kad pažiūrėjote iki galo, kas pažiūrėjo. Linkiu jums padaryti pasirinkimą, kuris įkvėptų jūs mylėti ir pritrauktų partnerį, kuris gali atsidėkodamas jums taip pat suteikti tų šiltų, meilės, pasitikėjimo, nuoširdžių jausmų, be kaukių, be veidmainysčių, be jausminių žaidimų arba žaidimo su jūsų jausmais. Tai dėkui dar kartą ir iki kito malonaus. Čiau, čiau. Trečias variantas, sveiki dar kartelį, tie, kurie įsirinko štai šitą kortų kaladę, bus jūsų skaitimas. Žiūrime, kas yra čia ir dabar, esamajame momente. Kur jūs esate? Esamajame momente. Čia ir dabar. Kaip taip gali būti, kad aš ištraukiau antro varianto kortas. Aš jas paimu atgal. Ir dar kartą maišau. Išvalome energiją. Jūs sėdite imperatorės soste. Imperatorė, jinai susikoncentravusi į save. Taip, jinai padeda kitiems, taip, jinai turi labai daug išteklių, jinai yra tokia gamtiška, arti labai savo prigimties. Tai yra moteris, kuri savo nemeluoja, kuri žino, kuo jinai yra stipri, kuo jinai savo silpnasias pusės žino, blaivaus mąstymo moteris, kuri žino pinigo vertę, jinai žino, kas yra šeima, kas yra turėti namus, kas yra turėti žmonės, kurie gali padėti tuose namuose, kad nereikėtų vienai nešti visko ant savo pečių. Jinai yra netarnaitė kitiems, jinai gali būti mylinti mama, rūpestinga mama, bet jinai nepatarnaus savo vaikam. Jinai gali būti rūpestinga dukra, bet jinai nevergaus savo mamai. Jinai gali būti ištikima žmona, bet jinai negyvens savo vyro gyvenimo, nes jinai turi savo imperiją, jinai turi savo gyvenimą. Jai nereikia gyventi vaikų gyvenimo, mamos gyvenimo, vyro savo gyvenimo. Bet netgi pas tokią moterį stiprią, kaip esate, kad jūs čia parodyta, kuriai atrodo jau buvo kažkas prasidėję naujo. Ar tai pinigai pradėjo eiti, pradėjo sektis,
Ar jūs galvojate, kad viskas pas jūs gyvenime yra gerai, per vidurį jums krenta 5 pentakliai. Kada jūs susimate už galvos, nes tai, kas vyksta jūsų ne namuose, o išorėje, taip kaip gal įstatymai kokie yra išleidžiami dėl nekilnojamo turto, ar darbe kokie įstatymai yra išleidžiami, ar kas liečia jūsų įplaukas, jūs nepatenkina, jums atneša labai daug jaudulio, kas liečia pinigus, kas liečia jūsų įplaukas, jūsų atlyginimą, jūsų darbo vietą. Ir toksai susimąstymas labai gilus, ką jūs toliau darysite, nors gyvenimas jums rodo šviečia, kur eiti ir ką daryti. Ir lange yra šviesa, vat matote, ir lange yra šviesa. Ir jums padėta lektarna, kuri irgi turi šviesą viduje ir dar labai ryškią šviesą. Bet jūsų akis yra nuleistos, tai reiškia labai turite šiuo metu daug pesimizmo, nevilties. Dar aš noriu pažiūrėti, su kuo čia taip surišta jūs praradote. Jums pats imperatorius krenta, pora, vyras. Arba jūsų ta pusė, kuri nori viską sukontroliuoti. Ir dabar kažkas patampa nekontroliuojama, kažkoks projektas. Viskas yra aplinkoje jums paduota. Ir žvaigždėta šviečia danguje, ir lektarna šviečia, ir čia languose šviesa. Ir čia jūs pereinate per arką. Gali būti, kad jūs dabar išeinate iš kažkokios tokios kaip aukos pozicijos, iš pergyvenimų. Ir čia toks yra susimąstymas, kaip panaudoti pinigus, laiką ir energiją. Čia yra labai gilus susimąstymas. Gali būti, kad iš jūsų šeima reikalauja kažko, ko jūs nenorite tų reikalavimų išpildyti. Nes jūs galvojate, taip, iš manęs gyvenimas reikalauja, bet jūs jaučiatės kalta, dėl kažko tai kalta, man rodo. Šoks yra pergyvenimas, ar jūs nežinote, kaip išeiti iš situacijos, kaip nežinojimas buvo, bet dabar liktai aiškiau pasidaro jums. Rodo, kad vyras šalia jūsų yra stiprus vyras, kuris nori jums padėti, jis tik nežino, kaip jums padėti. Nes jūs tokioje pozicijoje, kada arba nenorite pagalbos priimti, arba matote kliūtis priimant tą pagalbą, kad paskui jūs būsite skolinga, gali būti tai ir valdžios atstovas, ar darbdavys, jeigu ne vyras. Ir va čia jums reikia kaip pačiai būti savistoviai. Dar kartą patvirtina, kad jūsų namai yra jūsų tvirtovė. Ir sako, kiekvienas iš mūsų turi savo tvirtovę ir kiekvienas turi pasirūpinti savo tvirtovę. Kad jūsų sodas žydėtų yra jūsų įsipareigojimas, kad pasiekti to, ko jūs norite, vėlgi yra jūsų valioje. Ir jeigu jūs norite, yra žmogus, kuris gali jums padėti, jeigu jūs to norite. Bet rodo, kad jūs norite tai padaryti pati viena, bet be niekieno pagalbos. Kad jūs norite pasikliauti pačia savimi. Koks būtų atsakymas? Atsakymas jums. Pasikeitimai gyvenime yra prieš jūsų akis. Atsakymas yra toks, kad jeigu jūs per ilgai užsilaikysite aukos pozicijoje, pesimizme, tokio nepriėmimo pagalbos gal viską aš pati, tai ateina įvykiai, kurie sugriauna tą jūsų tvirtovę, tą, ką jūs pasistatėte, ir jūs iškrentate iš tos tvirtovės. Tai yra, kada jūs neturite kontrolės. Dar dabar jūs turite kontrolę. Bet tai yra daroma su tikslu. Jūs reikia atvesti į harmoniją vidinę. Gali būti per daug sujaukti jausmai. Kaip jūs negalite pati išnarplioti savo jausmų mazgo. Gali būti, kad truputį ėmė viršų materialiniai dalykai, materialinė gerovė, arba jūs truputį save statėte į pirmą vietą, per daug negirdėjote kitų. Nes imperatorė ne dėl to, kad jinai egocentrikė, ar egocentriška, ar ne dėl to, kad jinai narcizė, ar ne dėl to, kad jinai kažkokia tironė. Jinai paprasčiausiai jūs priprautėte elgtis savistoviai. Tas įprotis atsakyti už save, atsakyti už kitus. Mes kartais per daug įsijaučiame į tą rolę imperatorės. Pradedame vadovauti kitiems, sakyti savo nuomonę, netgi jeigu mūsų niekas ir neklausė jos. Kaip galvojame, kad mes žinome geriau už kitus, kaip jiems gyventi. Ir va čia kai sako, per daug toksai susireikšminimas, tai yra ne jūsų kelias. Jums neskirtas tas kelias pasiekti Hitlerio poziciją, eiti ir triuškinti pasaulį, triuškinti visus. Dėl to čia ir krenta tas žaibas. Staigus pasikeitimas, jisai jūs atveda į ten, kur jūs turite būti, kur jūs esate jausmiškai, emociškai stabili, harmonija, taikoje su savimi.
su pasauliu. Karalius taip pat taurių, jisai pilnas meilės, jisai žaismingas yra. Nežiūrint to, kokie yra įvykiai, jis yra ramus viduje. Jis priima ramiai žmonės, jis priima ramiai įvykius. Kartais šito kortas simbolizuoja psichiatrą, kuris gali išklausyti kitų, ką jie pereina emociškai, bet išlikti savyje ramus. Nepriimti, empatiškas, bet neįsijausti į kito skausmą, o atvirkščiai būti harmonija su savimi, su savo širdimi, kad galėtų padėti kitiems. Ir čia jūs negalite pasiruošti tam. Dėl to jums reikia suprasti, kur jūs esate silpna, koks gyvenimo aspektas dabar yra ant klaustuko, ant ribos, va tas ir grius. Nes jau yra įtrūkę kažkur tai. Ne taip viskas ir stabilu, kaip jūs įsivaizduojate. Gali būti net santykis su kitu žmogumi, su jūsų pora, su jūsų partneriu. Gal jūs įsivaizduojate, kad jūs galite viena viską, kad jūs galite pati viską, bet gal ta sąjunga jūs veda į aukos poziciją. Bet čionais ateina mirtis, pasikeitimas. Ir ateina dideli pasikeitimai, tokie tikrai į jūsų gyvenimą ateina dideli pasikeitimai. Tai yra toksai kaip wake up call, ne, kaip prabudimo, kaip žadintuvas, kuris sako prabusk. Pažiūrėk į savo jausmus. Pažiūrėk, ar tu emociškai esi sveikas žmogus, ar tavo širdis gerai funkcionuoja, ar tu dar gali jausti meilę, ar tu gali jausti užuojautą, ar tu gali savo jausti meilę ir užuojautą, ar tu gali atjausti save, atjausti kitą. Dėl to sako, nevyniok į vatą dalyko, o atvirkščiai pasižiūrėk tiesiai į savo širdį. Ir mirtis sako, tai yra neišvengiama. Neišvengiama, tai turi įvykti. Nes turi ateiti į jūsų gyvenimą naujovės, turi kristi tai, kas buvo pastatyta iki šiol, kad ant naujos žemės statyti naujus pagrindus, ne ant senų griuvėsių statyti naują tvirtovę, naują imperiją. Gali būti kažkam skyrybos ir dėl to jūs liekate nepriklausoma, laisva. Koks būtų klausimas šiandien? Žvaigždė. Likimo ratas, sėkmės ratas. Ir pažas pentaklių. Klausimas yra toksai, kad tie įvykiai, kurie ateina, tai yra to, ko aš noriu iš tikrųjų, ar tai yra mano gyvenimo svajonė, ar tai, ko aš ieškojau, eidama per gyvenimą, bet to, kad statyti ir paskui sugriauti viską ir vėl pradėti iš naujo, ar tikrai to aš noriu? Ir sako, taip tikrai, nes matote, čia žemė yra išdžiūvusi. Jūs ant žirgo, bet jisai nejoja, jisai stovi, jisai žiūri, jisai analizuoja, kur jam eiti, kur jam yra pelninga sodinti tą grūdą, tą pinigą, kur jam pelninga investuoti yra, į ką jam pelninga investuoti. Ar tenais užaugs toje žemėje, toje dirvoje, kur jisai pasodins tą grūdą, tą pentaklį, kur jisai investuos savo pinigus. Gyvenimo ratas šiaip ar taip jisai sukasi, jis vis laikas sukasi. Kas 9 metai yra arba jūs atrandate, einate į gausą, arba jūs prarandate ir einate į nuostolius. Ir vėl paskui sukasi. 10, kada ateina, taip, skaičius 10, tai jau yra pradžia. 1, 0, tai aš, taip, 0, nusinulinės, tai yra jau tas, kaip kvailio korta. Nulinio kortą. Aš žengiu į naują pradžią. O 9, tai aš užbaigiu tą ciklą. Ir čia yra 10. Tai klausimas yra, ar tai, kas įvyks artimoje ateityje, tai yra mano svajonės išpildymas ir ar ten, kur aš turėsiu eiti toliau, ar tai man bus naudinga, ar tai man bus pelninga, ar aš ten surasiu savo žemę, tą derlingą žemę, ar aš surasiu vėl tą komfortą, kurį aš turėjau iki šiol, ar aš surasiu tą saugumą. Ir atsakymas yra taip, jūs surasite ne tik kad saugumą, ne tik kad jums bus naudinga, bet tai yra jūsų svajonių išpildymas. Ir tai yra tie įvykiai, tas pasikeitimas, tai kas neišvengiama, kas turi užsibaigti ir kas turi prasidėti, atvirkščiai veda jūs į tą ramybę vidinę, tą jausmų ramybę, tą harmoniją su savimi, su savo širdimi. Ir vėl jūs atrandate tą komfortą ir jums pačio savęs užtenka, kad sudaryti tą sąjungą. Santyki pačiu su savimi. Kad aš einu per gyvenimą, aš galiu susikurti gyvenimą tokį, kokį aš noriu, apie kokį aš svajoju, netgi tada, kai viskas sugriūna, netgi tada, kai pasikeičia sąlygos, kažkokie įvykiai ateina netikėti.
Netgi tada aš galiu atsistoti ant kojų ir eiti toliau. Nes aš pati esu ta žvaigždė, kuri pati savo kelią šviečiu. Dėl to, kada jum rodo kelią žmonės kiti, ar kiti ateina jums padėti, kaip pavyzdžiui imperatorius, stiprus žmonės ateina jums padėti, stiprus partneris, jūs žiūrite į žemę. Tai čianais nebūtinai dar gali būti ir pesimizmas kai kuriems, o čia toksai fokusavimas į žemę, ten, kur aš pamečiau, aš ten ir atrasiu. Kai sako, neberk praradęs, nesidžiauk atradęs. Tai čianais lygiai taip pat, ten, kur pamečiau, ten ir atrasiu. Jeigu aš pinigus praradau, aš pinigus ir atrasiu. Ką praradau, tą ir atrasiu. Bet svarbiausia čianais išlikti ramiai, emociškai, jausmiškai, ramiam. Neisterikuoti, nepulti į depresiją. Va čia yra toksai raktinis momentas. Neišsibalansuoti neigiamų įvykių sūkuryje. Kad neleisti, kad tai, kas vyksta iš išorės, jums sugriautų ir vidų jūsų. Tai tik tai išorė, tik tai išoriniai dalykai. Jūsų stiprybė dvasinė, jūs išveda į žvaigždę, į savo svajonę. Jūs visą laiką net, matote, čia yra tamsi naktis, net tamsioje naktyje jums šviečia jūsų pačios žvaigždė. Ir čianais, vat karalius, lygiai taip pat. Jis yra naktyje, žvaigždėtame danguje. Čia vanduo ir čia vanduo. Jums tik tai patvirtina, kad jūsų emocinė sveikata, jūsų rami širdis, jūsų išlaikymas save taikoje su savimi, jūs išveda į jūsų kelią. O koks patarimas būtų? Čia karalienė kardų. Jinai yra ant slidžių. Karalienė, taip. Ir čia sako, šitą kartą, kad priimkite naują informaciją, bet nepriimkite apkalbas. Jūs gali šiuo metu labai apkalbėti, apie jūs kalbėti labai daug. Viskas yra gerai, kalba reiškia, jūs esate gyva, įdomi kitiems, kad jie skiria laiko, energijos jūs apkalbėti. Viskas tvarkoj su tuo. Bet jums reikia daugiau koncentruotis į informaciją, kuri jums padeda, o ne į pletkus kažkokius ar apkalbėjimus, kurie jūs trikdo. Išveda jūs iš pusiausvyros. Pamenate? Emocinė pusiausvyra, tai yra jūsų raktinis momentas. Emociškai būti pusiausvyroje, harmonijoje. Ir, vat matote, ant šitos karalienės yra leika, tai čia aš nežinau lietuviškas žodis leika. Ir matote, čia yra labai leika, jinai turi labai tą ploną vamsdelę. Tai čia kaip kepurė. Vamsdelis reiškia, per kurį ateina informacija. Jisai turi būti siauras dėl to, kad jūs turite labai sortuoti, labai atsirinkti, ką priimate, o ką atmetate. Ne viską priimti, ne visą informaciją priimti šiuo metu. Tai yra nemandagus, toksai chamiškas elgesys. Sako, nepriimkite chamiško elgesio asmeniškai. Ko nekreipkite dėmesį, iš šios informaciją labai mažai priimkite, tik to, ko reikia, bet visą kitą atmeskite ir stenkitės tepti slidės nuo jos, ta prasme nebūti šalia jos, šalia to žmogaus. Nes šiuo metu jums nereikia priimti to, ką apie jūs blogai šneka. Jums reikia išlikti emociškai stabiliai. Dėl to visos tos tuščios šnekos, ten kas ką mano, kas ką galvoja ir tie visi patarimai jums šiuo metu nereikalingi. Nes jūsų koncentracija yra į savo žvaigždę, į ten, kur jūs einate, į savo kelią, į savo gyvenimo kelią. Visa kita yra nereikšminga. Ir čia žmogus, kuris nieko nedaro, jis tik tai įsikandęs į snapą tą raštelę ir nešioja tas žiniasklaidą tokią arba tuos pletkus savo snape, bet nieko negali padaryti. Ta prasme, jeigu jūs neklausysite ir viskas, tuo ir viskas užsibaigs. Čia yra karalienė be rankų. Jis tik tai šneka ir viskas. Pas ją rankų nėra. Jis net neskrenda, nors čia yra paukštis. Bet tas paukštis toksai negražus paukštis, žinote, jisai vienišas paukštis. Nes su juo niekas nenori būti. Ir gali būti tokia vieniša moteris, tokia prisimetanti, kad jinai yra protinga labai, viską žinanti, bet iš tikrųjų jinai pletkų nešėja.
Ir sako, atmeskite tokius žmonės iš savo gyvenimo. Nelaikas tam. Va šiuo metu tiesiog ignoruokite ir bėkite nuo tokių žmonių. Tai tiek būtų trečiam variantui. Labai labai dėkui, kad klausėte šito skaitimo iki galo ir aš linkiu jums viso pačio geriausio. Iki kito malonaus. Čiau, čiau, mano brangieji.